19 diena. Lėmėjo kredo. Deklaravimas. Visada likite savimi, jokiomis aplinkybėmis neišduokite savęs, gyvenkite pagal savo kredo. Pažeisdami kredo arba dar blogiau jo neturėdami, jūs žlugdote save kaip asmenybę. Dėl to gyvenimas toks nenusisekęs. Kreivas vaizdas ir atspindys veidrotyje kreivas. Reikia, kad mintys ir poelgiai remtųsi vienu principu – nemeluoti savo pačiam. Tada dualėjame veidrodyje nebus jokių apmaudžių iškraipimų. Jūs savo realybės lėmėjas ir jums nėra ko gėdytis ar bijoti. Atminkite, jūs ne vieni, su jumis galia ir jūsų pasaulis rūpinasi jumis. Aiškinimas. Kai gyvenate pagal savo kredo, pasiekiama sielos ir proto vienovė. Tai reiškia, kad jūs elgiatės taip, kaip manote esant reikalinga, nepaisydami viešosios nuomonės. Jokių būdų negalima išduoti savęs, jei jums tenka daryti tai, kam siela aktyviai priešinasi, viskas nueina niekais. Ir priešingai, kai gyvenate pagal savo kredo, net jei kai kurie poelgiai prieštarauja sveikam protui, viskas galiausiai susiklosto gerai. Jums nereikia analizuoti, kaip kredo ištaiso realybę. Tiesiog vaizdo iškraipimų nebuvimas normalizuoja atspindį. Sielos ir proto vienovė sudaro aiškų vaizdą, kurį tučtuojau materializuoja pasaulio veidrodis. Visi jūsų tikrieji norai turi būti įvykdyti. Toks įstatymas.